Žinai, trečią kartą šį sezoną žaisit prieš Južno Chimik komandą, darėt skautingus analizės. Trumpai, kas tai per komanda? Trumpai tai yra Ukrainos čempionai. Tai jūs suvokit, kokia tai šalis ir pas juos krepšinis yra tikrai pakankamam geram lygyje. Jų krepšinio rinktinė puikiai žaidė šitame Europos čempionate, ne tik šitam ir prieš tai būsime. Taigi tikrai grėsmingas varžovas, 2 kartus mūsų įveikęs, be abejo, pirmą kartą namuose po pratęsimo. Tai, sakykime, labai agresyvi komanda kovojanti dėl kamuolių. Ypatingai nori nusimti daug kamuolių po priešininkų lenta. Tai mes nesusitvarkėme pirmose rungtynėse, ko pasekoje turėjome problemų ir pralaimėjimą. Antrose rungtynėse mesgi tą padarėme, išsprendėme, akcentavome, šiandien lygiai taip pat akcentuojame, bet aišku, čia padarėme tokių nedovanotinų klaidų labai lygioje vietoje, 15 klaidų, taip sakykime, daugokai, dėl ko irgi nepavyko, nors kovėmėms iki galo abiejose rungtynėse. Tai komanda labai orientuota į 2 žaidėjus. Visą didžiausią naštą tempė 11 numeris Brandon Fraseris, kuris yra žaidėjas amerikietis. Tik tai jis galbūt daugiau irgi orientuotas į taškus, nors jis turi 6 asistus, atrodytų ne kaip mūsų Rolandas Alijevas, bet jis juos visiškai kitose situacijose atiduoda, asistuoja, sakykime, komandos draugam. Mes turime numatę strategiją, kaip jį stabdyti, manau, kad jinai pasiteisins, nes 2 pirmose rungtynėse tai nelabai mums pavyko, ypatingai pirmose. Taigi dabar, manau, mums pavyks ta strategija. Antrose rungtynėse antras tai yra žmogus, tai Matthew Shaw, tai didelis žmogus po krepšiu, taip pat amerikietis, vėl ryškus lyderis. Abudu jie įmeta vidutiniškai 30 taškų per rungtynės, tai labai daug. Tai labai svarbu, kaip mes išspręsime. Vėlgi apačioje tiek reikės pagalbos ir prieš Matthew Shaw, 8 numerį, tai vėlgi numatę strategiją, kaip mes tą darysime. Ir manyčiau, kad turėtų pavykti. Be šitų 2 žaidėjų turi taip pat stiprius ukrainiečius. Tai Petrovas, didelis žmogus 22, kuris mums pridarė labai daug rūpesčių namuose. Tikrai mūsų fanai atsimena jį gerai, kiek jis mums ten pridarė rūpesčių. Taip pat Konevas, Repčiukas, jie turi visose pozicijose po 2 labai stiprius žaidėjus, pakankamai stiprius, gal išskyrus į žaidėjo pozicijoje. Tai sakykime, o kur mūsų privalumai, mes galėtumėme, jeigu mes juos atsitversime, manau, mes tą padarysime šiandien, tai galėsime pelnyti lengvų taškų, nes jie labai agresyviai lipa ant krepšio, taip vadinam, bet jie nebesaugo taip gerai savo nugaros arba namų, todėl turėtume mes išeiti į greitas kontratakas, ankstyvus puolimus, kas iš tikro netipiška žaidžiant išvykoje, reiktų namuose tą daryti, bet mes, manau, kad tai darysime. Kaip tai pavyks, matysim, be abejo, tai įveikiama komanda. Tai nėra toks vilkas baisus, kol neteini į mišką, tai mes jau pabuvojom, 2 kartus sužaidėm ir tikrai tai įveikiama komanda, jeigu mes visi sveiki, dabar mes tokie esam, 2 rungtynės laimėtos, jiegi pralaimėjo paskutinės rungtynės, taigi mes tam tikrai emocinėme geresnėme esame fone. Tai tikiuosi, kad prie gerų, sakykime, išpildymų mūsų strateginių mes galime tikėtis teigiamo rezultato šiandien. Varžovai yra geriausiai besiginanti FIBA Europos taurės turnyro komanda. Be greitų atakų, ko dar reikėtų, kad Juventus puolimas nestrigtų? Yra tam tikri niuansai, kur mes, sakykime, per kurias vietas mes bandysime juos mušti. Tai tokie, nežinau, čia tokie slengai, vėlgi čia jau nemažai aš jų ir tai panaudojau, bet tie tokie angliški vadinamai curlai, kurie be abejo naudoja agresyvę labai gynybą 2 prieš 2, tai tą step-auto gynybą, tai čia mes vėlgi jau turėjom rūpesčių, be abejo, manau, kad mes jau pasiruošėme ir pramušime tą jų gynybą, sakykime, ant to pick and rollo vadinamo. Be abejo, nelengva yra kautis, kada jų priekinė linija galinga, jie neduoda daug antrų šansų, jie stabdo prasiveržimus didelius žmonės, reiks dalintis gerai kamuoliu vienareikšmiškai. Taigi
tai gera komanda subalansuota. Tai mes neturim ten labai daug, galbūt ketvirtoj pozicijoje pas mus, sakykime, yra šiokie tokie privalumai. Na, 2-2 žaidimas Rolando Lievo su sakykime, dideliais, tai vėlgi tam tikras mūsų privalumas, nes jų žaidėjas amerikietis jis daugiau orientuotas į pačio taškų darimą, pas mus yra toks daugiau komandinis žaidimas vis dėlto, tai čia mūsų privalumas, turime privalumų, bandysime juos išnaudoti. Ar X faktorium gali tapti Laurynas Amėnas, kurio nebuvo pirmose dviejose rungtynėse? Na, be jokios abejonės, Laurynas mums labai, sakykime, stipriai padėjo, juk su Beikenais jisai taip labai stipriai timtelėjo lemiamų momentų, jo tie metimai tokie kartais tokie nagli į veidą, kaip vadina krepšininkai, tai jie žudantis yra. Juolab ir su Šiauliais tas įvyko, taigi manau, kad jisai tikrai pridės, bet manau, kad tai gali tapti.